Sveiki dronistai, su jumis Top Lanes Production. Šiandien, kaip ir minėjau paskutiniam savo video, tai išmėginsim skraidymo programėlę Litchi, kuri skirta DJI dronams, tai ne tik DJI Mini 2, bet ir kitiems DJI gamintojo dronams. Tai man bus pirmas kartas, nes visada skraidau su DJI Fly nuo pat savo drono įsigijimo, tai 2 metus naudoju daugiau jau tik DJI Fly, niekad negirdėjau, netgi nesidomėjau apie kitas kažkokias programėlės, tai dėka komentaro, kurį gavau po savo vieno video, kad ką manau apie Litchi skraidymo programėlę, tai vien dėl to noriu išmėginti, nes komentare buvo parašyta, kad DJI Mini 2 turi sekimo funkciją, ko pats dronas neturi su DJI Fly, turi jau nuo DJI Mini 3 sekimo funkciją, tai norisi išmėginti. Tikrai bus didelis pliusas pačiai programėlei ir vien dėl to ją bus galima naudoti. Nebūtinai išvien skraidyti su ja, bet dėl sekimo funkcijos ją įjungti, susifilmuoti ir pasidaryti video, kokio jums reikia, tarkim, ne? Tai sekti automobilį pačiam yra ganėtinai sudėtinga iš tikrųjų, nes kartais skrendi per greit, ar per lėtai, ar kamerą per greit nuleidi, ar per greit pakeli, tai labai reikia atitaikyti, yra tikrai sudėtinga nusifilmuoti. Turbūt daug kas sutiks su manim. Litchi skraidymo programėlę rasite Google Play parduotuvėj, App Store, jos kaina yra 30 €, bet pasivaikščioję po video aprašymą, pasiskaitinėję, rasite dovanėlę, naudokitės ją. Dabar orai yra ganėtinai prasti, mes lauksim, kol nurims vėjas ir tada važiuosim, kažkur rasiu labai plačią kažkokią pievą ir nusifilmuosiu ten ir ištestuosim tą programėlę, tai tada judam. Tai sveiki visi, atvykom šiandien išsibandyti Litchi skraidymo programėlę. Tai kur mes esam, tai esam Angelų kalvoj, Trakų rajone, čia netoli Trakų, realiai Trakai vos už poros kilometrų. Kas aplink Vilnių gyvena, tikrai esate čia buvę, jei nebuvę, tai patariu apsilankyti. Viską šiaip turėjau pasidaryti vakar, bet orų prognozės programėlė rodė visai kitokias prognozės, negu vaizdas buvo už lango, nes programėlėj buvo, kad galima eiti degintis, o už lango virė chaosas, tai nepavyko vakar atvažiuoti, tai šiandien viską padarysim. Turim kažkokį šiokį tokį vėją, nėra jis labai didelis, tikiuosi, tai mums nepakenks ir bandysim tą programėlę. Tai programėlę, kaip ir sakiau, naudosiu pirmą kartą. Visada skraidau su DJI Fly, tai man bus pirmas kartas, tiem, kas žiūrit, bus pirmas kartas. Tai žiūrėsim, kaip ta programėlė veikia,
aišku, rizikuosiu savo dronu, tai jums nereikės to daryti, jūs patys nuspręsit, ar jums ją naudoti. Bus pliusas, jeigu mes nesudaužysim drono jau programėlį, iškart duosiu pliusą. Ir jeigu veiks sekimo funkcija, ką aš labai noriu išmėginti ant DJI Mini 2 drono, tai patį sekimą. Jei veiks ta funkcija, tai tikrai palengvins daug filmavimų, kur reikia sekti kažkokį objektą judantį. Nes įmanoma sekti pačiam valdant, bet tai tikrai yra sudėtinga, netgi man yra sudėtinga. Nors už tą droną lygtais valdau puikiai, bet ne visada gaunasi, kartais arba per lėtai, arba per greit pradedi skristi kamerą, ne taip greitai pasuki, nes objektas gali greitai pasisukti. Tai esam, kaip ir minėjau, čia, Angelų kalvoje, vietos daug, tai išmėginsim, tada išsipakuojam droną ir lekiam. Pasiruošim droniuką ir galėsim pradėti. Tai čia mano, aišku, visi rakandai, kuriuos turiu, baterijos visokios, filtrai. Trauksim dar savo kilimėlį, va tokiuose, kur žemė yra ganėtinai drėgna, užsidėti kilimėlį, kad žolių nekabintų. Tai yra tikrai labai gerai, patariu nusipirkti, kad ir patį pigiausią kilimėlį. Čia maždaug 40x30, toks nedidelis kilimėlis, tikrai daug vietos neužima, patariu turėti. Sukasi, žolė būna pakilus, tarkuoja tą žolę, dronas įsipurvina. Nuo rankos aš neleidinėju, man tiesiog nepatogu ir tai nepatinka man. Tai čia mano nuomonė, aišku, galime nuo rankos leisti. Telefoną užsidedam, pamiršau laidą ištraukti. Kaip ne pirmas kartas, dažnai tai būna, labai dažnai laidą pamirštu ištraukti. That's what she said. Taigi įsijungiam droną ir pultelį. Visų pirma, ką padariau, tai išsitryniau DJI Fly programėlę, nes prieš įjungiant droną ir pultelį, tai yra pačioj programėliai meta tokį kaip perspėjimą, kad išjungti DJI Fly programėlės automatinį jungimą arba parašyta, kad išjungti. Tai aš neišjungiau, aš tiesiog ištryniau dėl savo saugumo, kad netyčia nebūtų, kad dubliuojasi programėlės ar išsijungia DJI Fly programėlė. Tai išjungiam automatinį jungimą DJI Fly, tada jau jungiam Litchi skraidymo programėlę, jungiam droną, pultelį ir tada prisijungiam. Dabar viskas kaip ir prisijungia, matom, kur esam, truputį vėjas pakilo, tai truputį luktelsiu, kol aprims ir tada skrisim. Taigi vėjas kažkiek jau nurimo, galim bandyti skristi, tai viskas kaip ir veikia pakol kas. Aišku, kol drono nepakėliau, negaliu pasakyti, ar viskas bus gerai, tai tada kylam. Yra čia kažkokie modai, juos išmėginsim prisiloginti, bet aš neprisiloginsiu, aišku. Tai pabandom šitą pakėlimo. Užduoti dronas pakilo. Taigi pasikėlėm droną, dronas lygtais laikosi ore puikiai. Su programėlė išbandysim waypoint užduoti, tai jie veikia normal mode, tai sužymėsim jam kažkokius taškus. Aišku, žemėlapis kažkaip keistai atrodo iš palydovo, čia nelabai suprasim, mes jam duosim daskristi iki pačio galo Angelų kalvos, tada skristi iki parkingo ir skristi iki manęs. Tai tada startuojam ir žiūrim, ar dronas pagrįž pas mus. Spaudžiam play ir go. Žinoma, galima nusistatyti, kokiam aukštį dronas skris, tai mes nusistatėm 30 metrų, kad mums būtų saugu. Ir dronas skrenda. Kamerą paversim biškį į priekį. Šiaip tikrai gražiai skrenda, gražiai atrodo. Pakol kas viskas gerai. Tikiuosi, trackingas irgi veiks pas mus. Tai dronas nuskrido, skrenda pavėjui. Biškį grįžti, tikiuosi, jam nekils kažkokių problemų. Dabar dronas apsisuka. Turėtų bent jau apsisukti.
daskridęs tašką, tai pats apsisuka ir tada grįždinėja pas mane, kaip matau. Mes galim apkeisti ar kamerą rodyti, ar žemėlapį. Tai žiūrim kamerą. Nežinau, kokia čia kokybė filmuoja. Toks vaizdas, kad su akmeniu filmuočiau iš tikrųjų. Bet jisai apsisuko ir grįžta į jam kitą pažymėtą tašką. Tai iš tikrųjų labai gera funkcija. Yra ant DJI irgi tokia funkcija, man atrodo, programėlės, kiek atsimenu. Ir dronas sukasi po biškį, aišku, užkirtinėja vaizdą, bet užduotį įvykdė. Šaunuolis dronas grįžo pas mus. Išbandom follow funkciją. Tai tada aš droną atgal paleisiu biškį. Kaip čia jam pasižymėti? Mane. Ukraina mane seka. Kažkodėl šita funkcija. Nieko jisai neseka. Pasukam. Tai follow kažkodėl nelabai veikia, nelabai nori veikti, arba aš nelabai suprantu. Tai mes dabar išbandysim Orbit ir grįšim dar prie follow. Tai pasirinksim šitą kupolą, paspausim ant jo dar, skrisim kokių 500 metrų tikrai aukštyje, kokių 29 metrų aukščio, radium padarysim 15 metrų, speedas normalus, skris iš šiaurės, laikys centre, direction, šito nelabai įsivaizduoju, auto, viskas ant auto, išbandom. Ar dronas nuskris į ten, metė notificationą ir dabar žiūri kamera atsisuko pati automatiškai į objektą, kurį pasirinkom ir jisai dabar turėtų kaip ir apskristi. Galėtų biškį ir greičiau, biškį man reikėjo turbūt atstumą didinti, kad tada dronas sukasi, suprantat, ką turiu omeny. Tai išsibandėm šitą. Užduotį. Jisai, kaip matot, rodo, kad jisai apskridinėja ratu. Bet, man atrodo, radium padarėm per mažą, tai jisai nelabai nutolsta, bet skrenda ratu. Rodo, aišku, visokios čia yra ryšio, su kontroleriu ryšys, su kamera ryšys, telefono baterija, kiek palydovų prisijungęs, kiek kontrolerio, šito pulto baterijos likę, tai viską rodo, viską galima nusistatyti, pasidaryti. Vėl garsas tai kai uodo kokia. Iš tikrųjų, man šito drono. Orbit funkcija, tai veikia gerai, tik reikėjo biškį pasididinti atstumą. Tai viskas kaip ir cool, dabar išmėginsim focus. Tai čia turbūt jisai kažkur fokusuoja arba kameros stengiasi nejudinti. Tai fokus paliksim pakol kas. Bandysim panoraminį kažkokį efektą išgauti, kaip jį pažymėti. Ok, automatiškai padarysim. Dronas pats fotografuoja. Turi padaryti jisai 22 nuotraukas, tai pažiūrėsim iš tikrųjų tą efektą panoramos. Ok, jisai pasakė, kad baterija panorama baigėsi. Mes tada grįžtam su dronu. Taigi įsibandėm drono jau funkcijas, tiksliau sakant, programėlės funkcijas, užduotis waypoint, tai nuskrenda ten,
kur pažymim, apskrenda, kiek norim, tiek taškų sudedam, dronas taip ir skrenda, dar ten turbūt galima pasirinkti, į kurią pusę dronas žiūri. Irgi, man atrodo, nustatymuose atstumai, aukščiai, greičiai, viską galima keisti nustatymuose, nes tikrai daug nustatymų, kaip skristi, į kurią pusę kamerą turi žiūrėti, tikrai neblogas šitas, manau, waypoint funkcija. Ant DJI Fly irgi turbūt yra kažkas panašaus, bet gal su mažiau nustatymų. Tai, išbandėm follow, bet follow man kažkodėl neveikia. Pabandysim ją dar kartą. Orbit išbandėm, apskrenda objektą, irgi galim nustatyti atstumus, aukščius, greičius. Turėkite omeny Orbit, kaip ir minėjau. Paskui turime Focus, tai irgi kažkodėl nesupratau, kaip jį veikia, tai negaliu papasakoti daug. Išbandėm panoraminį, tai daro nuotraukas. Iš tikrųjų 22 nuotraukas padarė, pasižiūrėsim kompiuteryje dabar. Aišku, žinoma, parodysiu, nes editinsiu video, tai galim pasižiūrėti, kaip atrodo panoraminė nuotrauka. Tai jie atrodo štai taip. Tai ganėtinai dabar negaliu pasakyti, kaip neseditinsiu, tai tikiuosi gerai atrodo, tai žiūrim. Ir tada pasikelsim vėl droną, kadangi baterija buvo, kaip minėjau, išsekus, tai mes jį pagrąžinome, pakėlėme, pagrąžinom droną, pasikeitėm bateriją, aš jau biškį painiuosi, ką sakyti, nes kartais atrodo, kad kartojausi. Tai vėl pasikelsim droną ir tada išbandysim tą nuostabiąją, kaip žiau, visur veikiančią tracking funkciją. Nes jei jį veikia, tada žiauriai gerai tiems, kas, sakau, nori pereiti iš DJI Mini 2 į DJI Mini 3 Pro, kuris turi sekimo funkciją. Tada pasikeliam droną ir išbandom tą tracking funkciją. Dronas irgi įsijungia propelerį taip pačiai kaip ant DJI Fly programėlės. Truputį pasikeliam. Paskrendam atgal. Pasileidžiam žemyn. Ir tada tracking funkcija. Tai aš jau nelabai suprantu šitos funkcijos. Ir jisai turėtų sekti mane, bet kodėl aš negaliu pasižymėti ant ekrano, ką jisai supranta, kodėl. Taigi mes pagaliau išsiaiškinom tracking funkciją, tai reikia mums, tuoj pademonstruosiu, labai kažkaip sudėtingai galvojau, kad reikia tiesiog pažymėti, bet reikia pridėti 2 pirštus prie objekto ir jį apibrėžti. Tarkim, save tada pasižymime ir dronas turėtų skristi paskui mane, žiūrėti, kur aš esu. Tai save filmuojant, kažką pasakojant žmonėms, turint droną, gerą mikrofoną, tikrai galima, tikrai funkcija veikia, kas neveikdavo ant DJI Mini 2 su DJI Fly programėlėje. Mes galim, sakau, kažkur eiti, kažką pasakoti, turėti drono kadrą, būnant kažkur toli nuo savo kameros, kažkokius vaizdus rodyti ir panašiai. Tai aš artėjau link drono, dronas tolėja nuo manęs, nes aš pasidaręs atstumą, kuris būtų nuo manęs. Tai tikrai veikia. Rimtas, geras vibes. Nesitikėjau, kažkaip galvojau, kad apgaus. Bet nice. O jeigu mes pajudėsim greičiau, žinoma, dronas mus turbūt greitai pames. Bet ne, jisai dabar jau kažkaip apsiprato ties mano ūgiu, svoriu ir jisai skrenda Sakau, super. Pliusas dronui tikrai, programėliai tikrai. Jisai susifokusavo atgal. Ir aš einu link jo ir jisai skrenda nuo manęs. Tiesiog pasaka, nebereikės pirkti DJI Mini 3, nes labai verkiau dėl šitos sekimo funkcijos, kad jos nėra, labai liūdėjau.
Bet, kaip sakau, tikrai veikia. Nu, dronai, dabar sekiosi mane, ne? Nu, fainai, tikrai. Tikrai džiaugiuosi. Daugam turbūt padės šitas video apsispręsti ir naudoti šią programėlę. Tai šiaip jinai tokie biškiai atrodo cheap padaryta, ne taip kaip DJI ten fancy viskas gražiai. Bet tikrai jinai veikia, dronas nedaro kažkokių nesąmonių, nelaksto, kuriam nereikia, ką pažymi, tą padaro, tai tikrai super. Tikrai nesiskundžiu, tikrai yra daug nustatymų, apie kuriuos aišku neapkalbėjau, tai, nes pats daug nežinau, pirmą kartą sakau skrendu, bet yra kažkokie minimalūs atstumo nustatymai. Galim dar follow pasidaryti nustatymus, kad dronas būtų arba aukščiau, padarom tarkim 10 metrų, kad drono aukštis būtų ir distance 1 metrą nuo manęs. Ir tada OK, start. Ir dronas pakilo į 10 metrų. Mes dar trackingą užsidėsim, kad sektų šitą mažą žmogeliuką. Ir dronas dabar followins tokiu aukščiu, tokiu atstumu, tokiu aukščiu. Tai sakau, tikrai funkcija veikia, užduotį dronas atlieka, aukštį pakeitėm, atstumą pakeitėm, jisai yra arti manęs, galime jį netgi iš toliau, tai turbūt veikia kaip gali, kiek maždaug sugeba ta programėlė, juolab, kai dronas pats neturi sekimo funkcijos. Tai tikrai nice, daug jau užsikalbėjau apie šitą funkciją, nes tikrai esu labai patenkintas, jau gal atsibodau net jums, kad aš čia labai taip džiaugiuosi, nes tikrai cool dalykėlis. Paskui apibendrinsim kažkiek, nors ir taip ilgai kalbu, jau video bus prailgintas truputį, tai nepykit, tiesiog džiaugiuosi šitų pasiekimų ir manau visiems pravers tikrai mėgėjam, kurie turi Mini 2 ar turi Mini paprastą, tai irgi turbūt galės naudoti šią programėlę. Tai pasaka, veikia programėlė. Dar kažkiek aptarsim, kažkiek iškarpysiu, aišku, iš to video, nes tikrai labai daug kalbėjau. Tai po biškį renkamės daiktus, tai kol renkamės, aptarsim viską. Tai ką galiu pasakyti, tikrai nustebino, dronas kažkokių savo savavališkų veiksmų nevykdė pagal save, ką nori. Ir kaip nori, skrido taip, kaip jam buvo, kai buvo valdomas ir jam buvo nurodoma, kokiom kryptim atstumais, aukščiais. Išbandėm, aišku, labai jau čia daug nepribandėm kažko, bet išbandėm, kad tikrai veikia, drono nesudaužėm. Vis dar deduosi į kuprinę sveiką, tai ką noriu pridurti, tikrai puikiai veikia. Tai išbandėm Waypoint, išbandėm šitą, kaip tas, dabar pamiršau pavadinimą, žodžiu, Waypoint buvo, paskui apskridimas, tai Orbit, išbandėm panoramą, Focus kažkaip nelabai supratau, kaip jinai veikia, tai gal reikėjo apibrėžti irgi kvadratu, bet žodžiu, Focus nelabai mane domino, mane labiausiai domino trackinimas, tai trackinimas irgi veikia, ganėtinai neblogai, žinoma, nėra tobula. Bet kadangi mes net ant DJI Mini 2 neturim trackinimo su DJI Fly programėlė, tai tiesiog yra tobula naudoti su dronais, kurie neturi sekimo funkcijos. Kažkokią kitą programėlę, kuri turi ir veikia ganėtinai neblogai, žinoma, ten kokio mašinos ant 300 važiuojančios, ne ant 300 aišku, bet labai greitai judančio objekto gal nenutrekins taip tobulai, bet save kažkur kažką pasakojant, norint išgauti dar drono kažkokį vaizdą, kai kažką pasakojat ar kurit kažkokį kontentą, kad jūs sektų ar bėgat kažkur miškeliu kokiu,
ir sektų dronus, jums nereikėtų ten prašyti kažko, kad jūs sektų. Daug palengvina iš tikrųjų, bent jau man asmeniškai. Tikrai puikiai susitvarkė pati programėlė, sakau, dronas nedarė kažkokių neleistinų veiksmų. Tiksliau sakant, ne neleistinų, o tiesiog savavališkai kažko nedarė, tai viskas buvo kontroliuojama, baterija rodo, pultelio ryšį rodo, kameros ryšį rodo, drono baterija irgi rodo, visas, žodžiu, baterijas rodo, kiek ko yra. Tai plus aš dar nepaminėjau, yra nustatymų labai daug kameros, iš tikrųjų daug daugiau negu DJI Fly programėlėje, tai kontrastas, exposure, žodžiu, labai daug yra papildomų nustatymų. Numesiu šitą nuotraukytę, kaip ten tie nustatymai atrodo, tai tikrai daugiau visko yra negu pačiam DJI Fly programėlėje. Žinoma, jinai atrodo tokia biškai pigokai pagaminta, bet tikrai nenuvylė, tikrai nesu kažkoks labai nepatenkintas. Turi savo pliusų, minusų, didelis pliusas, sakau, kad nesudaužėm drono, dronas laikėsi taip, kaip jam priklauso. Yra daugiau nustatymų dėl aukščio greičio atstumo nuo objekto, apskridimo ir panašiai. Gal ten dar yra ir dar kažko daugiau, jeigu taip jau daugiau pasigilinus, bet buvo pirmas kartas, tai tiek aš apie ją ir kažkiek parodžiau, tikiuosi jum kažkiek pagelbė šitas video. Tai turi savo niuansų, bet sakau, pliusas. Dronas grįžo sveikas, nedarė kažkokių nesąmonių. Trackingas veikia, waypointas veikia, tai sudėjom taškus, dronas nuskrido, apskrido, parskrido. Aukščiai reguliuojasi viskas, atstumas, kokiu greičiu skrenda, ir netgi į kurią pusę kamera sukasi, man atrodo, bet aš šito neišbandžiau. Tai sakau, dronas grįžo, mes jį susidėjom į kuprinę, trekinimas irgi suveikė, orbit suveikė, panorama suveikė, fokus kažko nesupratau gal, bet tikrai aš duodu, taip šitai programėliai tikrai naudosiu ateityje. Ypač dėl trekinimo, tai esu super patenkintas. Čia tai, ko ir norėjau iš šitos programėlės, tai, ką jinai ir siūlo dronų turėtojams, pas kuriuos nėra sekimo funkcijos. Tai naudokit. Apie pačią tą programėlę kažkiek, manau, padėjo jums, tikiuosi. Netobula, aišku, buvo, gal kažko nepaminėjau, nes daug ko nežinau joje, tiesiog išsibandėm tai, ką maždaug suprantam. Tai giliau ten labai nelindom į pačią programėlę, kažkiek paviršių, aišku, vaikščiojom. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū visiems, kas palaikot. Tikrai yra žmonių, kurie nuoširdžiai palaiko mano kūrimą turinį, tai labai dėkoju jums. Ne viskas visados tobula būna, ne viską tobulai papasakoju, bet stengiuosi, ateityje turinys tikiuosi gerės. Tai dar kartą dėkoju už palaikymą, palaikinam, pasubscribinam, pasidalinam, gal su kolegom, kurie irgi vargsta su DJI Mini 2 dronu, kad ir labai skundžiasi, kad nėra sekimo funkcijos. Tai ačiū jums ir kaip visados, iki kito karto.